Jeigu vieną naktį staiga man imtų vaidentis, tikiuosi tai būtų ne ta būtybė žaliame krėsle, lėtai besigręžianti į mane, sklindant tam garsui. Ir tik nebeldimas į lango stiklą. Ir už jo ryškėjantis žmogaus siluetas, sklindant tam garsui. Ir tik ne šeši skrybėlėti vyrai aplink spiritizmo stalą. Vienas jų sako: prisipažinkite, džentelmenai, kuris iš jūsų ką tik vėl tyčia pajudinote lėkštę? Ponai ir ponai, ponios ir ponios, čia nėra nieko juokingo, kažkas visą laiką nuolat specialiai judina lėkštę, sklindant tam garsui. Ir jeigu man imtų vaidentis, jau geriau tai būtų ne ta moteris juodais plaukais. Kada pažiūriu į veidrodį, matau jos veidą, sklindant tam garsui. Ir jeigu man imtų vaidentis, jau geriau naktį koridoriuje sutikčiau vyrą, aukštą kaip vargonų vamzdžiai, plikai nuskustų pakaušių, jo juoda mantija įaugusi į parketą. Aš lėtai atloščiau galvą, sklindant tam garsui iš veidrodžio uždengto plačia mantija. Ir jis manęs paklaustų: o kur galėčiau išgerti kavos? Kavos! Kavos pupelės indaujoje, o malūnėlis ant palangės, atsakyčiau, sklindant tam garsui. Ir lėtai grįžčiau į lovą, nieko nesitikėdama. Rytoj kelsiuosi 6.